Gražuolių rinkimuose svariausias argumentas – ilgos kojos ir gražios akys. Svajonių automobilių titulą laimėtų greičiausi ir prabangiausi modeliai. O kokia yra svajonių organizacija? Patraukli organizacija, aš manau, tai yra visų pirma organizacija, kuri domisi savo žmonėmis, juos gerbia ir stengiasi juos motyvuoti. Tokia organizacija, kur gera dirbti, tai yra, kur yra geras kolektyvas, įdomus darbas, už kurį tau gerai atlygina. Karjeros galimybės, sakysim, čia jau jeigu labiau su darbu susijusi organizacija, kad ar aš jaučiu, kad tobulėju toje organizacijoje ar ne. Kuri pasižymi savo paslaugų teikimo galbūt darna, kolektyvų, novatoriškomis idėjomis. Aukso medaliai patraukliausios organizacijos rinkimuose dažniausiai laimi savo reputaciją saugančios ir darbuotojus gerbiančios įmonės. Paradoksalu, bet pati patraukliausia organizacija atrodo ta, kurioje nedirbi. Organizacija nėra šiaip savo debesėlis. Organizacija yra kažkas labai konkretu. Tai kol aš nedirbu toje organizacijoje, tai tas kažkas konkretu yra tai, kaip aš kaip klientas su ja susiduriu arba ką girdžiu apie ją. Tai yra, kai aš nueinu į jos biurą, kaip su manim bendrauja, kaip ten atrodo viskas, kokias paslaugas ji teikia ir visa kita. Tai yra labai konkretūs dalykai. Ir kaip įeinu į tą organizaciją dirbti, tai tampa labai konkretu, dažniausiai beveik 90% sudaro tiesioginis vadovas ir tas kolektyvas, kuriame aš dirbu. Visų pirma, prieš ateidamas į kažkokią organizaciją dirbti, aš nežinau, kiek jinai yra patraukli. Galbūt vardas kažkas sako, bet šiaip nežino ne vienas žmogus, kiek jinai yra patraukli. Pradėjus dirbti, matosi, ar malonu dirbti ar ne. Ir jeigu uždarbis tenkina, galima ir pakentėti nepatrauklioje organizacijoje. Jeigu aš ateičiau, tai aš būčiau nauja darbuotoja, tai man labai svarbu būtų ta emocinė aplinka, kad mane priimtų. Ir kad į mane žiūrėtų kaip į lygiavertį darbuotoją. Nebūtų susiskaidimo, va mes čia seniai dirbam, tu esi naujokė ir dėl to tu esi kažkokia tai ar prastesnė, ar netokia kompetentinga ir taip toliau. Organizacijos kaip žmonės. Niekam nepatinka niurzgliai, melagiai ar neapsisprendėliai. Vargu ar kas džiaugsis dirbdamas kompanijoje, kurioje tvyro įtampa, nuolat keičiasi darbo sąlygos, o vadovo vardas linksniuojamas kriminalinėse kronikose. Vadovas yra labai svarbu. Aišku, atlyginimas taip pat, valgyti visiems norisi, bet vis dėlto atlyginimo aš nelaikyčiau pagrindiniu motyvuojančių faktorių. Vis dėlto geras vadovas yra geriau negu geras atlyginimas. Jokie patrauklumo kiti veiksniai neveiks, jeigu yra mokamas minimalus atlyginimas. Tai gali šnekėti žmogui apie svajas, ten apie tobulėjimo galimybės, jam į visą tai bus nusispjauti dėl to, kad jis turi kiekvieną dieną skaičiuoti, ką jis šiandien turi pirkti. Ir visi dalykai, kurie susiję su tuo nepiniginiu motyvavimu, gali įsijungti tada, kai tiek nebereikia skaičiuoti. Kiek kartų reikėtų pakelti atlyginimą, jeigu jūs norėtų prikalbinti dirbti tokią organizaciją, kurie yra nepatraukli? Mano atveju porą kartų, porą kartų. Jeigu tai nepatraukli, tai aš manau, kad pinigai tai vienas iš pagrindinių ilga faktorių. Galbūt, nežinau, gal nepatrauklioji organizacija gali prikalbinti giminystės kokie ryšiai, nežinau tiksliai. Nepaslaptis, kad nepatrauklioje organizacijoje žmonės dirba, nes bijo, kad išėję neras kito darbo. Arba vengia streso, kurį sukelia adaptacija naujoje organizacijoje. Tačiau kodėl darbuotojai pasitraukia net iš pačių patraukliausių kompanijų? Kažin ar galima organizacijoje išdirbti 20 metų. Tampa keista, kaip tu taip ilgai dirbi. Tai 5-4 metai, ypač kalbant apie jaunus žmonės, tai emigruojantis paukščiai yra. Žmonės išeina iš patrauklių organizacijų dėl to, kad jie, pavyzdžiui, išaugo marškinėlius. Viskas yra gerai, bet aš jau čia padariau viską kaip specialistas, ar ne? Kaip profesionalas aš jau pasiekiau, padariau tai, ką toj organizacijoje iš viso galima būtų padaryti, ar ne? Ir tada geriau jau ieškoti kitos tos vietos. Tyrimai rodo, kad organizacijos vidinis klimatas tiesiogiai susijęs su jos verslo rezultatais.
Kitaip tariant, kuo geresni santykiai bendrovės viduje ir išorėje, tuo geriau jai sekasi verslas. Kuo geriau sekasi verslas, tuo visi laimingesni.